praėjo pirmą savaitę žaidimo, labai džiaugiuosi, kad pavyko gale savaitės minkešinti, tai pirmą kartą patekau į pinigus, patekau į finalinį stalą, gavau pirmus reitingo taškus, jų ten labai nedaug, bet vis tiek smagu ir visa savaitė buvo gana nesėkminga, jeigu taip analizuojant žaidimą, tai pradžioje tikrai buvo daug klaidų, pirmi 2 turai, ypač į Omahos turas, tai kuo toliau to žaidimas gerėjo ir pabaigoje jau buvo iškritimai visi tik dėl kulerių arba praloštų flipų. Tai tas labai džiugina, kad kuo toliau, tuo geriau žaidžiu, bet susidūriau su tokia psichologinė įtampa, kaip čia pasakyti, kad kuo daugiau nesėkmių, tuo kažkaip mažiau norisi žaisti, tuo mažesnė motyvacija yra eiti į kazino sekančią dieną ir galvoju, čia labai svarbus, reiškia, yra iššūkis, kad jeigu yra ta nesėkmių serija ir jinai trunka savaitę, 2 ar net mėnesį, kaip išlaikyti tą motivaciją, kad vis tiek eiti ir žaisti savo A-game. Nes pagal žaidimo lygį tai tikrai, tu neturėtum tenai minusinti pagal tokių žaidėjus, nes jeigu mes šnekam apie tuos paprastus turnyrus, tai atsiranda net tokių žaidėjų, kurie nežino apskritai pokerio taisyklių. Tai, tiesiog kartais biškai nesiseka virš juos. Ir taip pat galvojau labai apie tą darbo režimą, nes taip gaunasi dabar, kad žaidžiu kiekvieną dieną ir galvoju, čia nėra labai gerai, todėl nusprendžiau, kad būtinai turi būti bent 1 diena pertrauka per savaitę, kad pailsėtų protas, atsistatytų kūnas ir Olimpik kazino praleidžiu po kokias 6-8 valandas per dieną, tai praktiškai nelieka laiko jokiam sportui ar dar kažkam, tai irgi galvoju, kad tas neįnauda, todėl manau, kad jeigu kitą savaitę bus geri orai, reiks pradėti važinėti į turnyrus su dviračiu ir grįžti, tai tuo pačiu bus ir protui poilsis, ir mankšta. Ir sekančią savaitę, kadangi, kaip minėjau, praeitam video buvo šnekėtas su Olimpik kazino atstovais dėl filmavimo viduj, tai gavau sutikimą, kad galim filmuoti, dar nesuderinom detalių. Tai kitą savaitę planuoju padaryti kažkokį tai video iš vidaus kazino, iš turnyro. Ir taip pat daugiau video iš tokių turnyrų metu, kaip aš pats jaučiuosi, ką aš pats pastebiu, kokie yra žaidėjai, kaip aš juos galiu apžaisti, išnaudoti ir ko galbūt jums reiktų pasimokyti. Tiesiog bus daugiau tokių trumpų video ir daugiau video ne kažkokių savaitės apžvalgų, bet būtent tą momentą, per turnyrus, per pertraukas. Tai tiek, su jumis buvo Brilliant ir visą informaciją galite rasti Facebook'e ir mano blogė buvo profesionalas.com.